Labadiena, mėly Facebook'o draugai, Patreon kanalo ir YouTube žiūrovai. Žiauriai graži žiema. Ir šiandien man kažkaip kyla tokia mintis, dalyvaujant įvairiuose diskusijose, kad turbūt žmogaus, atsiprašau, užsidėsiu pirštinę, kad turbūt žmogaus biologinė rūšis, vienintelė išsiskiria tuo, kad ji leidžia jai pačiai vadovauti visokiems nevykėliams. Nerandu kito žodžio, tokio švelnesnio ar grubesnio nenoriu. Pagalvokit, yra daug bendruomeniškų gyvūnų, vilkai, drambliai, kačių šeimos dviejai, tigrai, liūtai. Ir pagalvokit dabar, jeigu vilkų gauja ar banda vestų koks nors išplikęs, pats mažiausias šlubas vilkiukas, taip? Sunkiai tas įsivaizduojama, bet po žmonės tai kažkaip tai taip yra. Čia tokia rūšies gėda, man atrodo. Kaip čia taip yra ir tai priveda prie prastų pasekmių. Be abejo, galima leistis į tokias, man ta žodis nepatinka, nes tos sąmokslo teorijos jos dažniausiai ir pasitvirtina. Bet tokia viena iš teorijų, žinant, kur dirbo tiek Makronas, tiek Euro Uršulė, tiek dėdė Mercas, tiek Triudo ir ten tie visi vadukai, kurie visi labai teisingi, kad yra dar kažkoks aukštesnis, piktesnis protas, kuris tiem procesam vadovauja ir į svarbius postus, būtent tuos išplikusius, kreivus ir šleivus. Čia gali būti ir tokia metafora, nebūtinai tiesiogiai. Gali tiesiog protelis būti toksai šlubas ir išplikęs. Ir dabar pagalvokite, prie ko tai priveda. Grįžkim prie garsiojo kapčiamiesčio temos. Ramiai gyveno žmonės. Kaip daug kas mėgsta sakyti. Nesidomi aš tą politiką, man įdomu tenai, nesąmonės. Nesidomėjo, rinko, kas garsiau rėkia ir dabar pykšt. Staiga, jos veja iš namų. Jau net nekalbant, prieš ką mes ruošiamės kariauti, kas didelę dalį entuziastų drąsiai leistų kreipti į psichiatrijos ligoninę. Nesileidžiant į to, kiek jau tų poligonų yra, kiek mes tų karių turim, bet tiesiog pats formatas, kai mūsų kariuomenės vadas atrodo ne vaikas, keistai grimasuodamas, ten besimaivydamas prieš tas vietinės susirinkusias moteris, iš aukšto šneka, iš jėgos pozicijos, tai yra apgailėtina. Be abejo, jeigu taip mąstant, žiūrėkit, gyvūnėliai kaip vargsta, samanas kaip išsikapstė miške. Čia ko gero stirna, tai pagal pėdas stirna. Ir žmogus daugiau į protą linkęs. Gyvūnų ta hierarchija statoma daugiau pagal fizinę jėgą. Bet vis tiek viskas susumavus. Yra gudresnių ir tų šunų, ir kačių, ir vilkų, ir dramblių. Žmonija atrodo išrenka pačius kažkokius tai kvailiausias. Tai grįžtant prie to poligono, žmonės nepagalvojo. Rinko, kas garsiausiai rėkia, kas gražiausias ir aukščiausias. Ir per daug nesusimastydami. Taigi, mielieji, manyčiau, kad reikia pagalvoti kartais, kad vėl mūsų nevaldytų kažkoks šlubas ir išplikęs gyvūnas, ar tiesiogiai, ar nuo užpakalinės sėdynės. Nesakyčiau, kad tai būtų viso pasaulio privaloma tvarka, bet ne, mes puikiai žinom valstybės, kur turi adekvačius vadovus, kurie rūpinasi savo žmonėm, kurie nepaleidžia visų baisių susinaikinimo mechanizmų, kuris pilna jėga sukamas dabar Lietuvoje, ir žmonės susitapatinę su kažkokiais tai karais, susitapatinę su kažkokiam tai kovom. Normaliam žmogui nereikia kovos. Joks gyvūnas nenori nuolat draskytis. Jis draskosi tik tada, kai neišvengiama. O mes patys kažkaip raunamės į kažkokius karus. Taigi, mylėjai,
pasidžiaukime savo unikalia biologinė rūšim, kurią valdo nevykėliai. Iki.